Sveiki, kolegos. Na, šiandien atėjo dar viena video diena. Tai sugalvojau padaryti tokį video apie S&P 500 indeksą, dar kitaip žinomą kaip SPY, kodėl tai svarbu, kodėl su kuo tai naudojama, kada valgoma ir kodėl tai reikia stebėti. Visų pirma, paprašysiu, kad paspaustumėt like, paspaustumėt prenumeruoti, parašykite komentarą, ar patiko, ar nepatiko, kokių video norėtumėt, gal turit kažkokių specifinių temų, kas būtų įdomu. Tai tiek. Ok, tai visi žinom, kad kas yra S&P 500, kad tai yra 500 šustriausių įmonių ir kad tai yra vienas svarbiausių rinkos indeksų. Ką dar norėčiau paminėti, kad mėgstu šitą indeksą lyginti su važiavimu automobiliu ir jeigu mes nestebim šito indekso, tai man prilyksta taip pat, kas važiuoti automobiliu užrištom akim. Ypač kas liečia day trading arba swing investavimą, mes taip žiūrim šitą indeksą mažiau, nes nėra tiek aktualus. Bet jeigu mes kalbame apie day trading, apie swingą, mes šitą indeksą turim žiūrėti kiekvieną dieną. Lygius turime braižytis kiekvieną dieną, todėl ir mūsų pirmieji video prasidėjo nuo to, kaip reikia braižyti lygius, kad suprastumėm, kada yra atsipriešinimas, palaikymas ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai mano praktiškai kiekviena prekybos sesijos diena prasideda, kad pražvelgiu SPY indeksą, susižymiu lygius, susižymiu palaikymus, pasipriešinimus, kur kaina gali reaguoti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Ir palei tai jau einame stebėti savo akcijas, braižome savose akcijose lygius ir tai bandome apjungti bendrą kaip darinį. Tuoj paaiškinsim, kodėl. Pasiėmiau šiandien Nvidia kaip palyginimui, kad suprasti, taip, kodėl akcijos ant tiek yra priklausomos nuo SPY indekso ir dėl ko jis yra ant tiek svarbus. Nes kaip pavyzdys, jeigu krenta SPY indeksas, automatiškai kris visa rinka. Jeigu SPY indeksas kyla, automatiškai kils rinka visa. Ir pavienės akcijos ir dauguma akcijų, ypač iš didžiųjų big techų, kur sudaro didžiąją S&P 500 dalį. Ok, tai esam čia nusibraižę S&P lygius ir grįžtam prie šitos vietos. Jeigu pažiūrėtumėm S&P šitą vietą, čia jinai apsisukinėjo kaina. Čia turėjome lygį žemiau ir matėm, kad kaina čia kaip šortinas, ką kaina krito į apačią, krito, čia jau pradėjo stoti ties šituo lygiu, nesustojo, paleido dar į apačią ir nepasiekus šito lygio jau sustojo kaina, ne? Kam tai identifikuoja, kad mes toje vietoje galėjom jau maždaug stebėti, kad kaina suksis. Čia mes matėm ant S&P 500. Ir tuo atveju, jeigu mes turėjom 170 kainos lygį ant Nvidia tuo metu, akcijai matėm, kad 170 Nvidia buvo labai stiprus lygis. Kadangi tai buvo labai stiprus lygis, mes jau stebėjom užėjimo tašką. Aš bent taip darau, tai būna, kaip artėja prie lygių, jau nuo čia pas mane įsijungia alertas, tada aš jau pradedu stebėti. Ir šitose vietose labai gerai matėsi palei S&P, kad kaina pradėjo stoti irgi. Kadangi kaina pradėjo stoti, pradėjom žiūrėti, kas bus toliau. Ir mums S&P padeda taip patikimiau nupirkti akciją. Ką reiškia patikimiau nupirkti akciją, kad mes nežiūrim tik į šitą lygį, kur nusibraižėm kaip stiprų lygį, kadangi čia kirtos, čia ir čia visur. Bet mes žiūrim vien dėl to, kad dar pagalbininkas mums atsiranda kaip ir S&P. Vėl daugelis, kas prekiauja, S&P 100 SPY vadinama, laiko kaip labai su geru indikatorium pirkti arba parduoti akcijas. Tai čia yra toks vienas labai geras pavyzdys Nvidios atveju, kad čia jau matęs kaina pradeda suktis ir kadangi mes žinom, kad čia, kur Nvidia, pas mumis buvo 170 irgi stiprus lygius, matant tai, kad čia sukasi, mes jau galim daug drąsiau užeidinėti čia į poziciją, stopas žemiau 170 ir pažiūrėkit, kaip puikiai mums nujudėjo. Bet nujudėjo mums labai šitam judesiui padėjo ir S&P 500 kilimą. Todėl, ką aš noriu pasakyti, kad S&P tiek swingo pozicijose, tiek day trading'e reikia stebėti kiekvieną dieną.
Pas mane kaip grafikas būna įjungtas, tai tarkim, va taip kaip įjungia mano visus grafikus, pas mane spajus visada būna ant ekrano. Aš visada stebint kitas akcijas, visada stebiu ir spajų. Spajus man gaunas tos kaip patvirtinimas akcijai arba pirkti, arba parduoti. Tai pirkti, parduoti, dėl ko taip sakau, nes čia lygiai taip pat galioja, kaip kaina krenta, lygiai taip pat galioja, kaip kaina kyla. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kritimą, ne? Šitos vietos. Va, čia. Čia mes turėjom lygį. Čia žiūrėkit, nu, puikiausiai matos, kad rejectina lygį, ne? Vyksta pasipriešinimas ir mūsų kaina anksčiau ar vėliau paleidžia. Tai žiūrėkit, va šitą vietą. Mes čia turėjom lygį ir mums čia jau reikėtų žiūrėti kaip ir į pirkimą, į long poziciją, ne? Bet kadangi mes matom, kad spajaus visas indeksas mumis rejectina, kad vyksta pasipriešinimas tuo metu, ne? Ir niekaip nepramušam mes to lygio. Kadangi matydami, kad tu to lygio nepramuši, labai didelė tikimybė, kad ką mes paskui pamatysim greitų metų, kad pamatysim, kad akcija eis į apačią, ne? Todėl čia ties pirkimais mes susistabdom. Mes negalime čia pirkti longą, kaip matom, kad čia bus greičiausiai fortas, kad čia eis į apačią, maža tikimybė, kad jeigu bendra rinkos tendencija eis į apačią, kad mes čia išvažiuosim į viršų. Ir pažiūrėkit, kas įvyksta. Ir pažiūrėkim, kas čia įvyko, ne? Tai čia mums daužia, nepramušia, o čia, vat, jeigu matysit, va, čia, kur matot ir ant vieno ir ant kito ekrano, kur eina linija, žiūrėkit, taip ir buvo, čia atrodo stiprus lygis, mūsų buvo, net turėjom važiuoti viršų, bet žiūrėkit, bum, kadangi spajus čia opas stipriai pasileido į apačią, lygiai taip pat pasileido ir mūsų Nvidia. Dėl ko visą taip įvyko, nes Nvidia nėra tokia stipri, kad laikytų visą rinką. Rinka pasileido, automatiškai pasileido ir Nvidia. Ir pasileido su pakankamai dideliu volumu. Bet po to pasileidimo į apačią labai gerai matęs, kurioje vietoje gali atšokti, kadangi čia turėjom nusibraižę lygius. Dėl to labai svarbu kiekvienam suprasti, kaip tie lygiai yra braižomi, kam jas reikia braižyti, tai yra dar svarbiau suprasti, kad žinotumėm, kur yra mūsų užėjimo taškai ir kur yra mūsų išėjimo taškai. Nes mes tik taip galėsime suvaldyti savo rizikas. Kitaip suvaldyti rizikas yra labai sudėtingas. Tai va. Tai tiek iš principo. Tai šiandien toks trumpas video, kad apie supratimą, kaip veikia S&P, kodėl reikia jį žiūrėti ir kad tai apsprendžia visą rinką. Kokią be paimtum akciją, S&P 500 įtakoja mūsų bet kokią akciją. Todėl labai svarbu yra judėti, kaip nebereikalo pasakymas yra, kad trend is your friend. Tai mums be galo svarbu yra suprasti, kad į kurią pusę juda S&P, ar į vieną, ar į kitą, ar eina aukštyn, ar eina žemyn, taip judės ir mūsų akcijos, ypač didesnės. Todėl mums labai svarbu suprasti, kuriuose vietose reikia mums pirkti, o kuriuose vietose reikia shortinti. Tai va, tai tikiuosi, kad įnešiau bent kiek aiškumą, tikiuosi, kad nuo rytojus prekybos jau pradėsit žiūrėti vis daugiau į spajų, seksit į kiekvieną dieną, lygius, mokot jau tikiuosi braižytis, o jeigu visada reikia kažkokios pagalbos, tai rašykit komentarus, kom galėsit, tom padėsiu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, sėkmės ir iki kitų kartų.